Kaip taisyklingai užkurti kepsninę ir kokius priedus tam pasirinkti. Kepsninės užkūrimas. Taisyklė numeris 1 – priemonės turi būti ekologiškos. Ne dėl super mamyčių tempių, o būtent dėl jūsų. Todėl, kad viskas, ką jūs įdedat į kepsninę, paskui jūs įdedat ir į burnytę. O į burnytę jūs nenorite dėti šlamšto. Kamado kepsninė savyje tobulai išlaiko maisto drėgmę ir aromatą. Kas bus, jeigu jūs į ją įpilsite parafino, degio skysčio ar, nežinau, gal benzino yra kas nors žangas. Taigi, toje uždaroje sistemoje visi tie nuodingi garai susigers į maistą. Ir kas jį suvalgys? Teisingai. Taigi, naudojam ekologiškas priemonės, neimpregnuotas jokiais degiais skysčiais, cheminiam medžiagom ar, nežinau, bet kuo. Šitie labai faini, daugam patinka, nes ilgai dega. Arba naudojatės greitais ir paprastais būdais, tai yra elektrinis uždegiklis, aišku, reikės pasirūpinti rozetę. 60 sekundžių kepsninė gatava. Užkurta. Arba dujinis degiklis. 4 būdai, tikrai išsirinksit savo patogiausią ir tinkamą. Nekurkit kepsninės degiais skysčiais, prašau jūsų. Aš noriu, kad jūs gyventumėt.